O 10 centų, 20 centų, 30 centų, 30, reiškia, čia dar bomžai nesulankė, 30 centų, 40 centų, 5 centų. Taip, čia zaibys jau. Man patinka. Taip, šitai kol kas pasiimkim, žiūrėkim, kas čia dar yra. Čia ne. Čia irgi nieko. Jo, tai daugiau, nu va šitas dar įtartinas. Negi šitam tipo nieko irgi nebus. Ne, čia šilkai. Ne, šitam nieko nėra. Krabždas. Nu poku davo, 5 centų. Paėjo, na. 5 centukų dar paėjo mum. Man. Opa. Zaibys. Gal dabar va, gal jau dabar ir noras atsirado prie garių nuvažiuoti. Opa. Gerai. O į Pilaitę, tai pirmą į Gariūnus, po to į Pilaitę. Pirmą į Gariūnus. Gerai. Jūna. Raimis laimingas, kaip niekada, nes surado šiandien viadui €40 kažkaip taip. Nu va, jau biški valandinis jau gerėja. Gal įsimuš iki ir toliau iki gerų pinigėlių. Jeigu tenai Gariūnuose bus taros, daug daugės. Žiūrėt, dar važiuojam link depo. Kur šitas dėdukas kaip skuba. Jaučiu bomzai susinervuoja, kai Ramis jau būna visą pelną nuo jų rinkęs. Blemba? Jo, jaučiu susinervuoja. Kai pralėkia, žinot, pralėkia ir visi konteineriai pilni ir, ble, dachuja taros ir Raimis surenka. Čia kai zaibys. Vasarą tai zaibys bomžauti jau iš ryto. Atsikeli 10 ryto ir jau žinai, kad kontikose kažko tai bus, nes žmonės vasarą kažkaip anksti keliasi. Anksti keliasi, važiuoja mašiną, plautis į kokį Magdaką, dar kažką tai. Visiems atostogas kažkur keliauja. Tai geriausiai šitą pradėti hujarinti. Skrydės, nu biškiai jau pagerėjo. Iš pradžių pirmą 1,5 valandos buvo huinė, bet va dabar va vienam taške radau €40. Tai dabar biškiai esu, nu, truputį patenkintas. Žinau dar vieną tašką, aš niekada ten nepatikrindavau, bet šiandien vėl užvažiuosim patikrinti. Praeitą kartą ten radau skardį. Gerai, kad nepamiršau apie šitą tašką. Ir po to kaip tik tenai bus patogiau važiuoti tuos Gariūnus. Niekada aš ten netikrindavau. Būčiau ir dabar primiršęs, bet gerai, kad paklausė kaip žvejyba. Bet ten geras taškelis. Tenai eina šitų pagerti jaunimas.
Šaštą kokį pasikėpti. Ten būna kartais būna, bet jau šitam bomžai vietiniai irgi žino tą tašką. Nu, pažiūrim, čia šitam kontikai niekad nebūdavo. Bet šiui dabar bus, nes bomžų dievai mus gelbsti, mane gelbsti. Ne, ble. Nėra šitam. Sakai, bus ten skarbių? Ne, turėtų ten, bet ten toks geras patukas. Ten pasislėpti nuo kažko tai gert, tai tenai labai šaunus. Nu tai važiuok, blėt, zaibau. Įsukinėja pusę valandos, blėt. Ir taip, žinot, man tai keista, kad žmogus, blėt, jau įvažiuoja į sankryžą ir po to galvoja, ką daryt, blėt. Tai na, kur tu tada įvažiuoji? Jeigu nenori, nevažiuok, ble. O tai važiuoja vidurį sankryžos ir galvoja, ble. Arba, blem, man tai dar labai, pavyzdžiui, aš kai važiuoju su mašina, ble, aš nepakenčiu. Kai, laisvas kelias, niekur spūsčių nėra. Ir kažkas tai žmonių galvose pasidaro, kad, iš kažkur, iš vienos juostos kitas, reikiuojasi į kitą juostą, ten apvažiuoji ten juos, o ten žiūri, kad kelias tuščias ir nesupranti, ką jie ten, kokius jie ten žaidimus žaidžia. Nu va, ką jinai dabar darys, ble, čia atsistoja, tai rodė kažką, pagalvoja, ir Bibi žino. Neverkiu, bet va, neaišku, va, irgi va. Nahu jinai stabdo, ten prieki mašinų nėra. Ir žino, ką jinai darys čia dabar, ble. Gal pys atbulinį ir nupys mane, ble, na. Aš labai bijau tokių vairuotojų, ble. Nu tikrai, tai va čia va, lygiai tokia pasitė situacija. Nėra prieki jos jokių mašinų. Nu gerai, dar kaip sustoja, tai gerai, supranti, gal parkuosis. Bet kai stabdyt pradeda, Bibi žino, ko, neaišku, ble. Nenervuotas, tiesiog, nesupranti, ką žmogus nori daryti, kaip jis elgtis nori. Tai mato tave ir važiuoja toliau. Ne, tai parodytų posūkį, taigi suprantu, kad jinai, tarkim, norėtų, įsirikiuoti, tada aš, blėt, apvažiuočiau ją iš kairės arba iš dešinės ir viskas, na. O dabar jinai sustoja, važiuoju priekį. Ratlankį, bet čia jo, teisybė irgi. Tiesa, sakai. Tiesa, sakai. Apie šitą nepagalvojau, bet, blėt, visiems posakį galėtų parodyti, nori. Atbė, kažką tai pusį prasiti. Tai man... Kokį šuniotą važiuoja. Dėsim, galbūt skarbelką. Kažkaip atrodo jų nebešalta taip. Gal mane skarbė šilda. Matot, prieš tai be pinigų važiavau, dabar jau kai su pinigais jau ir šilčiau darosi. Pinigai šildo žmogų. Čia nieko nėra. Čia gerbėjai specialiai čia važiuoja, kad numušti mums valandėlį. Skarabela. Bendradarbis sako, šiandien radai skarbelku. Pažiūrim čia, po to mums reikės, dabar pamiršau tą vietą, tenai važiuoti, kur čia kontikai. Čia yra konteineriai ar ne? Va, vienas. Žiūrim, bus šis skarbelkių ar ne. Heiteriai. Ir mes čia, vieną depozitą turim, laibės.
Va, 10 centukų, kas čia. Čia labai sunkus. O, palauk. O, Monsterin, o, tasai Red Bullis, dar 10 centų. 20 centų, nu va jau. O, pala. O kas čia? Čia dar 10. Kuo gilyn į konteinerį, tuo daugiau pinigų, blėt. Pala, čia nereikia taip paleisti, pabėgti čia taip nereikia. Kuo gilyn į konteinerį, tuo daugiau pinigų. Džekpotas gal bus, nu. Tai. Žiūrėkit, dar 10 centų. Dar 10 centų. O, ai ne, ten neskarbė. Kas čia? Nieko gera. Taip, turim jau, 5 centų. Šok visas. Ne, pala. Čia nieko. Kas čia? Čia irgi Hesburgeris. Nu, dviratį, nu kam tu nukrenti pastoviai, netrukdyk man dirb, blėt. Kur aš nesuprantu, blėt. Ai, čia net konteineris pakilo, kaip aš dirbu, blėt. Dėl to. Taip. Bet tai kaip čia bomžai nepraėjo, blėt. Keista. Kojelės reikia. Nu, kažkaip, po to tos kojelės irgi, klyba irgi huinė, na, su tom kojelėm, klientai irgi po to pastovi. Blėt. Bet netrukdys dirbti tau rinktis. Kartais jau, iš vienos pusės kartais gerai, kartais blogai. Kartais blogai, kartais gerai. Pala, dabar žiūriu, kur čia man važiuoja. Jo, čia nais. Man atrodo, čia nais važiuoti reikia. Kažkaip tai. Jo, čia gerdavo, na. Kažkur tai, blėt, ar aš čia važiuoju ar ne, bala? Ar aš važiavau nuo tenai, blėt? Blėt, neatsimenu dabar, kur aš buvau radęs tą spotą. Ai, jo, ne čia važiuoju. Aš ne čia nuvažiavau. Prisimintų dar visą, čia kaip grybai, žinai. Skarbės kaip grybai, visada jų būna toj pačiai vietai. Skarbės kaip grybai. O čia aš buvau kažkur. O, kur aš čia buvau, na. Bet neatsimenu, prisiminti tą spotą, blė. Kaip aš ten važiavau, turbūt taip važiavau. Kažkaip čia jie sėdėdavo. Jo, gal čia, blė. Jo, man atrodo čia. Jo, čia tas šiukšlynas buvo. Dar ir tebėra. Einam pažiūrėti, kad čia. O čia kažkodėl susirinka ir geria, blė. Gal čia skarbėlštis, ne? O, kas čia? Ne, čia. Ai, čia sulą gal gaminasi. O, Rajonskis sėdė. Va, sakau čia. O, sakiau, kad čia sėdi, blė.